žinok, nelabai čia kaitros yra. Reikia malkų dar. Nu, aišku, reikia ąžuolą dėti, ne pušį. Geriau degtų. Tai nematai, kad man jau dega tavo tas šašlykas. Tai suk šitą. Aha, ne, šitą, kitą. Papūsti reikia. Kartoną kokią paimk. Nu, dabar gerai. Kaip tu čia dabar tas malkas sudėjai? Va, bet taip reikia. Vandens reikia, jeigu biškį paimk, papilstyk. Eik paimk kokią kartoną, reikia pamasikuoti biškį. Va. Ai, negaliu žiūrėti, eik tu agurkus pjaustyk, aš viską padarysiu. Šašlykas iš parduotuvės? Jūs ką, aš čia? O, kas čia toks sugalvojo iš parduotuvės nupirkti? Iki marinuo, žinai, kad pagulėtų bent 2 dienas. Iš parduotuvės, nu. Pirmą kartą man taip nežinau. Nusivylęs esu jumis. Ne, nu, šašlykas t***tas gavosi. Kas marinavo? Tu? Žinok, tragiška. Tai gerai, aš moku, aš ne pirmą kartą, taip sakant, kepu. Taip, gerai, turim malkas. Malkas turim. Gal vienos užteks? Vienos užteks, ne? 2 gal, 2? Ne? 2 ne? Neužteks? Jo, gerai, tada malkas yra. Okei, uždegti malkas reikia. Ne, tai aišku, šlapių malkų pririnkot čia. Kažkaip nelygiai stovi. Aha. Turite gal telefoną kažkas? Galit paskolinti? Opa. Tik išgirdu šitą dainą. Taip ir... Tai jau nuėmu grilį. Palauk, dar palik ant kepsninės, man reikia sturiuką įkelt. Palik. O žin, kaip šitą atidaryt? Nu, pagaliau iškepė dešrytės. Jūs ten nekreipkite dėmesį, jeigu kažkur tai žulytė bus, tai čia tokie nauji prieskoniai mano. Gerai, tai, nu, griebk tu vieną. Oi, gerai. Imk šitą. Ar tu nenori? O, nu sveiki, matau, pačiu laiku atėjau, jau šašlykėlis jau paruoštas, toj valgysim, atsiprašau, truputėlį papilavau. O kada jau bus paruoštas grilis? Biškai jau ir valgyti norisi. Tai gal jau tą antrą gali jau ir traukti, ne? Man atrodo, jau viskas jau paruoštas. Aš galėsiu tą suvalgyti, o kiti tai gal palauksit, ne? Gal, nes aš iš darbo, žinai, vis tiek. Tai valgyti norisi, nevalgysiu nieko šiandien. Kad čia turim gal pavalgyti, bet šokolado suvalgysiu. Kažkoks keistas šokoladas pas jūs. Čia laužui uždeg durniau. Tai nedėkit ant stalo. Ajau. Čia buvo visi šašlyko kepimo tipai. Jeigu kažką praleidau, būtinai tai rašykit komentaruose. O jums ačiū už peržiūrą, subscribinkit šitą kanalą ir susitiksime kitą video. Iki.